Sveiki! Visi norime žinoti, kur slypi jaukių namų paslaptys. Labai džiaugiuosi, kad sulaukiu vis daugiau jūsų užklausų. Jūs drąsiai kreipiatės, konsultuojatės ir ieškote sprendimų. Aš susirašiau dažniausiai pasitaikančių klaidų sąrašą. Likite kartu ir aš mielai pasidalinsiu paprastų patarimų, kaip tų klaidų išvengti. Pradėkime nuo miegamojo. Eime? Tikriausiai jau teko pastebėti, kad šiais laikais lovų niekas nekloja. Tikrai nebūtina slėpti antklodės pagalvių į patalynės dėžę. Tikrai užtenka labai tvarkingai viską sukloti. Ir patikėkit manim, tvarkinga lova yra stilinga lova. Taip, suklojame, sutvarkome antklodę, ištiesiname, padarome tokį minimalų kantelį ir turim tvarkingą antklodę. Tada pagalvės. Jeigu pagalvės yra standesnės ir mėgstat miegoti ant kietesnių pagalvių, tuomet reikia jas išformuoti, išpurenti ir suformuoti, tiesiog taip ir palikti pastatyti. Bet jeigu jūs mėgstate miegoti labiau ant tokių beformių pagalvių, kurios yra pūkinės arba iš plunksnų, tuomet jos tokios konkrečios formos neturi. Tada mes jas išpurename, pastatome į priekį ir padarome tokį gražų kantelį. Taip. Tada jos daug stilingiau ir tvarkingiau atrodo. Taip. Ir pabaigai galima taip nerangiai, visiškai nerangiai užmesti pledą. Taip. Taip, kaip gražu. Atrodo paprastas elementas ir jis suteikia tikrai daug estetikos ir jaukumo. Ir nepamirškit, kad netvarkingai numestas chalatas nėra pledas. Taip, toliau, ką mes turime? Atkreipkite dėmesį į kilimą. Drąsiai galima jį kloti po lovą. Tikrai didelė dalis kilimo nesimato. Ir būtent toj išlipimo zonai kilimas tiesiog atlieka tą pačią gražią savo funkciją. Labai prašau, nedėkit po kojom prie lovos tų mažų minimalių kilimų. Jie tikrai pasispirs po lovą, jie tikrai pasiklys visam jūsų interjere. Tokio dydžio lovai, tarkime standartiniai 1,80 m, turėtų būti bent 90 ant 1,50 m kilimas šalia lovos. Iš vienos ir iš kitos pusės. Tada jis tikrai atliks savo funkciją ir tikrai dailiai bei jaukiai atrodys. Dar noriu paminėti lovatieses. Ir kurgi pasitaiko klaida šiame klausime? Ir nežinau, kame. O tame, kad mes labai dažnai lovatiesę užklojam ant visų patalų. Ir tada visi gauburiai, visi matosi, visas turtas matyt, viskas kaip fan. Taip būti negali. Jeigu mes interjere miegamų naudojam lovatiesę, tokiu atveju lova turi būti paklota iki paklodės. Taip. Tada atsiranda estetika, visas gražus vaizdas ir dėkim visas pagalvėlės, visus dekorus, kiek tik norim ant lovatiesės. Nepamirškit, o dabar noriu parodyti dar daugiau kilimų. Taigi, kilimai. Mano užsakovai prašo vis dažniau juos naudoti savo namų interjere. Tikrai jie grįžta į madą. Ir per savo patirtį man tenka įsitikinti, kad jie tokio įneša savotiško tokio kitokio jaukumo prieskonio. Atrodo, ieškai, lyg kažko trūksta. O kilimas, ta tokia vyšnia ant torto. Tad kaip tą kilimą teisingai iškloti? Reikalinga, kad nuo baldų kojelės kilimas išsikištų bent 15-20 cm.
Tuomet viskas taisyklingai susidėlioja į vietas ir atrodo ženkliai tvarkingiau. Jeigu turite didesnės erdves ir galite rinktis didesnio formato kilimą, tuomet labai yra gražu, kada baldai yra tiesiog komponuojami ant paties kilimo. Tokiu atveju gausite tikrai labai jaukius ir prabangius namus. Dar norėčiau pakalbėti ir apie augintinius. Jeigu turite augintinį, būtina pagalvoti ir apie jaukų guolį būtent jam. Tikrai tenka pastebėti, kad augintinio guolis kažkur nutrenktas virtuvės kampe ar koridoriui, o taip neturėtų būti. Tai yra jūsų šeimos narys ir būtina pagalvoti apie jaukią zoną būtent jam. Tarkim, kaip šiuo atveju, matot, gultas yra to paties audinio kaip ir sofa. Tai sukuria ypatingai tvarkingų namų jausmą. Ir tikrai atkreips dėmesį ne tik svečiai, bet ir visi, kad tai yra apgalvotas, estetiškas ir labai jaukus elementas. Noriu parodyti, kaip neturėtų būti. Valgomasis. Turim valgomo zoną, įskleidžiame stalą ir įsiminkit. Tik įskleidus stalą vertinkite praėjimus. Tikrai pradidėja erdvė ir tada nereikės švenčių metu glaustytis užpakaliukais. Tikrai bus daug jaukiau, smagiau, tikrai bus visas interjeras išpildytas valgomo kėdės. Ypatingai, jeigu tai yra su aukštesniais atlošais, būtina įvertinti erdvę joms, būtent šioms kėdėms. Jeigu dar ir besisuka, turi būtinai tarpas, nes kad taip glaustysis viena į kitą negailestingai. Taip, kad tai gražiai ir estetiškai atrodytų, būtina valgomo kėdei palikti bent 60 cm. Ir tuomet visas kėdžių maršas. Ir tada bus puikus, gražus, estetiškas vaizdas ir visi atkreips tik į jūsų gražią vazą. Nieks nekreips į jūsų dėmesį daugiau nieką, nes aš dabar stovėjau ir nusišnekėjau. Vat. Tikrai labai graži kompozicija. Pereikime prie atvirų lentynų. Patikėkit manim, kiek mums reikia kovoti su užsakovais, kad įtikintume, kad visgi verta turėti namuose atvirą lentyną. Juk lentyna suteikia tiek gyvumo, žaismingumo, to tokio interjero gylio. Va, šitas būtinai turim paimti. Ir dar vieną elementą. Tad kaip išdrįsti turėti namuose atvirą lentyną ir ją užpildyti. Labai dažnu atveju arba lentynos būna pilnai perpildytos, arba tiesiog trūksta elementų. Tai dabar, kame yra visa paslaptis? O viskas labai labai paprasta. Jeigu turim, tarkim, stiklinę vazą ir jinai yra aukštesnė, ją dedame žemiau, nes tai yra šiek tiek sunkesnis elementas. Jeigu turime sunkes knygas ir jos yra tamsesnės, dėkime jas žemiau. Taip. Toliau šviesias knygas dėkime šiek tiek aukščiau ir labai noriu atkreipti dėmesį, kad būtinai turi knygų spalvų tonai viršelių būti labai labai panašus, nebūtina dėti, nereikėtų dėti spalvotų knygų, arba tuomet knygas lenkti baltais viršeliais. Taip, lengvesnės knygas dedama šiek tiek aukščiau. Taip, jeigu turime irgi lengvą stiklinę vazą, ją galima kaip elementą irgi dėti aukščiau. Taip pat galima atkreipti dėmesį, kad vaza tampa tokiu lyg ir skirtuku ir atrama knygoms. Tai va, dar šitas elementas ne vietoje. Taip, pakeliame jį,
Jis lengvesnis, paprastesnis, tai dedam jį aukščiau. Nu, čia ne aukščiau, bet, žodžiu. Sofas. Tad kaip taisyklingai pasirinkti sofą? Patikėkit manim, tai yra dažniausiai užduodamas klausimas. Tikrai šiuo klausimu pasipiltų begalės gerų patarimų, bet štai patys svarbiausiai. Matmenys. Atsineškit patalpos planą atvykdami į saloną. Pasitarkit su dizaineriu, su draugu, su giminaičiu. Negali būti sofa įsprūdyta interjerą ir neis praeiti. Nes iš sofos krašto turi būti būtinai palikti tarpai. Taip, pažvelkit. Taip. Nuo sienos turi būti paliktas bent 10 cm tarpas. Jeigu turi didesnę erdvę ir turit galimybę padaryti praėjimą, puiku, tuomet tobula, čia būtų pats geriausias sprendimas. Taip, toliau dar kokie niuansai. Būtinai išreiškite poreikį baldų. Audiniui, matmenim, sėdėjimo gyliui, spalvai. Nebijokit diskutuoti, nebijokit ieškoti sprendimų. Ir pasitikėkit žmonėmis. Tikrai, patikėkit manimi, vadybininkai tikrai išsėdėję visas sofas, pralankė visas parodas ir žino tikrai, ką būtent pasiūlyti jums pagal jūsų norimus lūkesčius. Prisimenu istoriją visai neseniai. Klientė rašo, nusipirkau sofą ir atvežė į namus, sumontavo ir kas buvo? Neatsidaro balkono duris. Pasijuokėm, paverkėm ir sprendėm, ką daryti. Bet žinokit, išeitis buvo tik tai ta, kad teko keisti sofą. Tad dar kartą noriu pabrėžti, kad yra ypatingai svarbu sofos matmenis, neapkraukit interjero tokiais labai sunkiais, labai didelių formatų baldais, jeigu erdvė yra nedidelė. Taip pat, ką dar noriu pabrėžti, kad... Prisiminiau. Labai dažnai klientai svarsto, ar užsisakyti lovą su miego mechanizmu ar be jo. Tad noriu labai pabrėžti, jeigu to elemento nenaudosite ateityje, būkit geri, nepirkit sofos su miegamojo mechanizmu. Tiesiog pasirinkimo galimybės yra daug platesnės, kai nėra to išskleidimo mechanizmo. Ir taip visuose niuansuose. Su audiniu, su išskleidimu, su prisėdimo galimybėm, su kojytėm, audiniais ir visų kitų. Ir žodžiu, jau tikrai antrą kartą nusišnekėjau, bet visai fainai su jumis čia bendrauti. Pakalbėkim apie medinius baldus, apie natūralų ąžuolo lukštą. Pažvelkit, kokias užapvalintas formas mums leidžia turėti. Tai yra meistrų išgludintos linijos, kurios suteikia jūsų interjerui ypatingai daug prabangos ir jaukumo. Ir tikrai tenka bendrauti su savo klientais, kurie teigia, kad jie surizikavo, jie užsisakė, jie turi natūralaus medžio baldus ir jie nieką jų nekeistų. Taip, priežiūros jie reikalauja. Reikia padėti padėkliukus, reikia saugoti nuo karštų paviršių, reikia, tarkime, kai iš tos vazos turi padėkliuką po savim, stengtis išvengti braižymų ir taip toliau. Tačiau jie už nieką jų nekeistų, nes tai yra natūralu, nes tai yra kvepia, tai yra mediena, kuris suteikia jūsų interjerui tikrai daug estetikos. Ir netgi mano klientai užsisakė papildomai baldų su natūraliu lukštu sienų dekoru, su natūralaus lukšto padengimais. Tai yra tikrai estetikos ir tikrai prabangos ženklas. Tad nebijokim turėti natūralių paviršių namuose, nebijokim, nereikės jam tarnauti, leiskim jiem gyventi savo gyvenimą ir kurti mūsų šeimos istoriją. Ir tai tik keletas patarimų, kuriant jūsų jaukius namus. O juk viskas prasideda nuo mažų detalių.
Šiandien didelį ačiū tariu Has Design už svetingumą. Čia tikrai gali pasijausti kaip namuose. Čia buvo laida Kur dizaineris? Adios! Mano klientai vis dažniau prašo juos naudoti savo interjeruose. Aš jau dabar žinausi tekstą. Išsilupsiu tą kepurę ir paliksiu ją ant šakos. Dažau savo interjerus.